tai grįžtu prie energijos valdymo kurso. Labai kviečiu į šį kursą internetu. Daug kas naujus metus pradeda su manifestacijom, su svajonėm. Darysiu tą ir darysiu aną. Nedarysi nieko, jeigu tavo energija ir įpročiai bus tie patys ir jeigu nieko nekeisi. Taip, kažkas keičiasi tik tai per darymą, bet kodėl būna mūsų visi pabandymai naujametiniai arba gimtadieniniai nesėkmingi, nes iš esmės mes viską darom su ta pačia energija. Tai tik tai tas, kas geba valdyti savo energiją, gali iš tiesų transformuoti savo gyvenimą ne trumpam laikui, o ilgam laikui. Startuosime netrukus ir visiems, kas užsiregistruos, atsiųsiu visą informaciją artimiausiu metu. Tai ne tik tai mokysimės apie energetinius kanalus, bet ir mokysimės, kaip energiją keisti, tokie praktiniai dalykai, kaip keisti namuose, kaip keisti energiją santykiuose, kaip keisti energiją, kai esu emocijose, kai esu piktas, kaip transformuoti savo vidų, kad keistusi mano išorė. Tai bus šiek tiek platesnis kursas ir po jo, kas norės, galės baigti Reiki 1 ir Reiki 2 iniciaciją gauti ir gauti sertifikatą. Šita dalis jau vyks gyvai mūsų sodyboje. Dabar dar galite prisijungti į šį kursą internetu ir jis tikrai palies tiek jūsų sveikatos dalykus, tiek jūsų santykius, tiek jūsų savirealizaciją, tiek jūsų pasitikėjimą, tiek jūsų vidinius blokus, vidinę būseną ir jūsų išorę, nes kai žmogus keičiasi viduje, keičiasi ir jo išorė. Turėsite ir namų užduotis, turėsite užduotis grupėje, gausite meditacijas, gausite meditacijų įrašus ir tą galėsite daryti savarankiškai. Jeigu kažkas negalėsite jungtis prie kurso tuo metu, kai jisai vyksta, galėsite peržiūrėti įrašus. Tikrai nėra būtinybė dalyvauti tiesiogiai, bet visada dalyvavimas tiesiogiai yra efektyvesnis. Viskas yra įmanoma, jeigu tik tai labai nori, nes aš tai tikiu, kad mes gyvenimą susikūrėm patys, ne mums kažkas jį sukuria.